bullet with your name up on it. Better yet it clear. Try to fuck up to the main. I'm finna pop it like a pill. And when the 5 try to question, I'ma fucking plead the fifth. Let them stankin' in the river. Got them caught up by the hands. I'm about the violence. I can fight up in the silence of the land. It's the trio in this night. What you really know about it, ho? Loving on the stranger things in life. We strictly criminal. Twisted like a psycho. Think a demon taking over me. Go and grab my knife. It be another fucking killing spree. Take away my peace and you get murdered. That's just how it is. Burn you like a blunt up in the flames. Forever stuck in hell. Yes, I be the man that's spilling blood up in your scary dreams. Thinking of a clever way to take your life by any means. Please don't fear the reaper. Let the devil come and grab a hold. Fill you up with lead and drag your body. We'll never know. Just another day in hell. I got this evil on my mind. All these motherfuckers talking, so I'm thinking homicide. In the south it's raining blood. It be the trio on the right. Dvi zataškutės pasiemam ir perdėsim blokelį į kitą vietą. Dabar geras klausimas, kurioj vietoj dedam. Iš tikrųjų net nežinau, kadangi neužilgo bus dar vienas naujas lempas, tai turbūt gal netgi čia padarom. Visai patogi vieta realiai. Nu va, dabar reikia kažkaip gražiai užtraukti, kad ir toj vietoj ir būtų. Realiai tik tai blogai, kad jis turės judesio. Čia ir reikės jį taisyti vis. Galima nukirpti. Nepatogiai biški čia. Nu va, viskas. Čia vis pataisyti reikės ir va, viskas ant vairo padaryta patogiai. Tu manai, čia viskas sustabdžiais gerai? Jo. Čia bėgių trosas. Ai, čia bėgių trosas? Ai, jo, eina į... Nemeluosiu, bet žinok, ne. Aš pamiršau dar daryti, aš labai tingiu nuvaryti. Nu, davai. Čia, pala, kaip čia padariau, kad nedaužytų man rankos. Čia tas tepalas bėga. Bėga. Ai, čia, pala, čia toks tepimas, tipo, aš susitepiau žymiai, paprašiau. Gerai, daug nereikia man čia. Tai sakai, užteks? Jo, užteks.
Palada, op, kelis lašiukas. Tu bėgai, tai nevažinėjau. Tu parimtai tik ant vieno bėgio važinėjai. Šitas jo dabar, nes man reikia aš galiu padaryti, kad visi vaikai. Ir padarysiu, bet nežinau, ar šiandien. Nu, pravažiuok. Nereikia nuvalyti. Čia sakai, gerai bus? Jo, bus gerai. Čia tipo, kai tau Maks nusispjaut ant dviračio. Ai, velkas rupūžė. Šauk čia. Sakai? Jo. Nu davai, gal ir aš pravažiuosiu, kaip baimė sukalbės. Kiek per šitus važiavau, taip skaudžiai niekada neskambėjo. Aš jau mačiau, kad skaudžiai. Na ką, tai susitinkame. Tai po visų pasivažinėjimų turiu dviratį ant pardavimo, tai šiandien darysim test drive biškį ir papasakos, kas norėsit, galėsit ir realiai pirkti jį. Informacijos bus vėliau biškį. Pradžiai tai jis man biškį per mažas yra. Gali pralėkti. Nori už 8 eurų. Va? Nu, amortikai sveiki. Viskas normaliai, bet man žiauriai stipriai per mažas. Už 8 eurų. Šitą? Nu. Grybą? Jis ne grybas. Toks įmų. Nu tai 2,4 colių ratai. Čia dar vaikiškas dviratis. Tu irgi čia žiūriu važiniai su... Čia aš ant draugo paimu. 2,4 colių ratai tokie patys ir tu sakai grybas. Bet tau negeresnis visai. Tai kad geresnis negu tavo dabartinis. Šitas? Nu. Juokauju. Jis vaikiškas, bet tai ta prasme tu pasižiūrėk jo būklę. Jis kaip iš salono dar. Nu mano irgi. Nu tavo tai nelabai. Gerai, stabdžiai silpnoki biški. Nes užspaudęs galą ir stabdo, bet neužblokuoja rato. Čia turbūt gali būti kaladėlės, kad neima jau. Priekis gerai stabdo, bet svarbu neužkerta, kad per priekį nepersiverstų žmogus. Gerai, kas toliau? Reikės gal sutepti grandinę ryt ar poryt.
nes panašu grandinė labai švari. Tai reikės sutepti ir kažkokie garsai, gal kai sutepsi dings garsai. Šiaip turi porą pabraižymų, bet šiaip būklė jo tai labai gera. Čia visas, šiaip ant tokio mažo dviratuko labai sunku važiuoti realiai. Parūdyje, traselių ten apsaugos, bet čia menkos problemos realiai. Menkos problemos, ratas žiauriai minimaliai kreivas, gal kokį 2 špikiai tik taip atsipalaidavę. Priekinis ratas irgi labai minimaliai, bet jau čia net netiesintas bus. 21 bėgis, daugiau negu pas mane dviratį, bet mano dviratis vis tiek geriau valina negu šitas. Važiuoja gal visai ir nieko, visai smagiai, tik kad man jis biškį per mažas yra ir dabar taip keistai turbūt žmonės į mane žiūri. Maksimaliai užkelta sėdynė, tai matas jau čia iki galo buvo išnaudotas, nes ir aš taip naudodavau dviračius. Visada maksimaliai užkeldavau sėdynę, kol tipo visiškai išaugdavau. Biškį simpleksas priekinis yra parūdėjęs. Rūdžių biškį yra, bet tikrai minimaliai. Net stabdžiai taip neužspaudžia, kad net ant žvyro neužvelia. Šitas dviratis turi kojelę, kokios neturi nei vienas mano dviratis. Čia gal reikėtų iki galo dasukti ratą, ar ne? Nes čia biškį, man atrodo, laisvokai ratas arba per mažai prisuktas yra. Aprūdyje varžtai biškį. Nu, rūdžių yra, bet jo kaina 80 eurų tik. Amortikai minkšti, veikia viskas. Biškį paplyšus sėdynė minimaliai. Visai pasakyčiau valina. Nu, turi pliusą, kad kojelė yra, nes labai dažnai dviračiuose kojelė nėra. Nu ir dabar padarysim tokį testą lygioj gatvėj tiesioj nuo pirmos šaibos ir žiūrėsim, kaip įsibėgėja. Šiaip tai žiauriai, sakau, juokingai turbūt atrodau. Kalbuosi su kamera ir dar su mažiuku dviratuku važiuoju. Bėgiai mėtosi žiauriai švelniai ir labai smagiai. Tik kad nuo 4 bėgio kažkas baladojasi gale. Ar netgi per vidurį. Kažkurioje vietoje baladojasi. Gali būti grandinės problema čia. Tai va, bet kaina tikrai nesikandžia 80 eurų. Jei ką, tai dar pasiderinsit vietoj. Bet tiesiog gal visai nieko variantas, jeigu tiesiog reikia kažkokiam jūsų ar broliui ar kažkam dviračio ar gal netgi jums. Dviratis labai mažas, nes čia 24 colių ratai. Pas mane 26 ir man jis mažokas biški, bet man vis tiek sueina. O čia iš viso 24. Tai va, čia toks vaikiškas dviratis, bet tarkim, jeigu būčiau aš tokį turėjęs, tai žiauriai džiaugčiaus. Nes tokio tai turbūt nelabai turėjau aš. Nes visada tokius turėjau padroštus, bet iš jų kažką gamindavau. Ir nesąmonis gamindavau. Gerai, kažkokį bildesiai vis dar girdis iš apačios, tik nežinau kas. Bet sakau, 80 eurų kaina nesikandžioja. Viskas nuvalyta, švaru. Dar kainą pasiderinsim. Tad nežinau. Tik Kaunas. Siūlykit, kam reikia dviračio.